Paskutinė mūsų strategija buvo orientuota į verslumo skatinimą. Todėl, kad prieš tai buvusi strategija, kai įgyvendinom, tai buvom nusimatę labai mažai verslo projektų ir pamatėm, koks yra didžiulis poreikis. Ir tada, kai jau rengėm sekančią strategiją, tai orientavom į verslą. Verslo projektų buvo verslo pradžiai ir verslo plėtrai. Tai labai džiaugiamės, kad galėjom paremti norinčius įgyvendinti savo idėjas tokiam nedideliam Šilalės rajone, kadangi gal tas toks buvo poreikis dėl to, kad čia niekada nėra buvę didelių kažkokių įmonių, kokių fabrikų, kad visą laiką žmonės galvojo patys, kaip prasimanyti, kaip užsidirbti, kaip gyventi. Nesitikėjom, kad mes tiek sukursim daug darbo vietų, buvom nusimatę sukurti apie 27 darbo vietas, o šiai dienai gyvendinus strategiją sukūrėme 70,5 darbo vietos. Tai patrigubinom ir norim padėkoti Šilalės verslininkam, Šilalės žmonėm, kad iš tikrųjų kuria ir daro net ir įsikuria net šeimos verslai, grįžta iš užsienio žmonės, čia kuriasi, galvoja idėjas ir daro verslus. UAB Vilmagi projektas buvo įgyvendintas už gautą paramos sumą apie 33 000. Jie pirko įvairią įrangą, jų baldai yra daromi pagal individualius užsakymus, yra išskirtiniai, nes savininkai įmonės yra tautodailininkai. Esame klasikinių baldų gamintojai, kurie orientuojasi į individualius, drožinėtus baldus. Gaminame medžio masyvo baldus, atsižvelgdami klientų poreikius ir mūsų dizainerių kūrybą. Prieš 20 metų mano tėvai, tautodailininkai Vaclovas ir Liuda Kromeliai, dar tuomet įkūrė Vaclovo Kromelio individualią įmonę Vilgma. Pradėjo gaminti ir puoselėti klasikinių baldų kultūrą ir meną. Augant kolektyvui ir didėjant užsakymų kiekiui, tėvai pasiūlė prisijungti prie verslo plėtros. To pasekoje, gyvendama Vilniuje, nusprendžiau priimti sprendimą ir grįžti čia, į Šilalę, kad toliau puoselėti klasikinių baldų kultūrą. Augant verslui, pradėjome ieškoti papildomų šaltinių, kad būtų galima atsinaujinti savo įrangą. To pasekoje sužinojome apie vykdomas ES iniciatyvas ir programas, skirtas kaimo vietovėms. Už gautą paramą įsigijome naujas stakles, modernizavome gamybą, pagerinome jos kokybę. Šiuo metu įmonėje dirba 14 žmonių.